Piktas vilkas. Viename miške gyveno vilkas. Ir ne šiaip sau koks vilkas, bet labai piktas, viskuo nepatenkintas ir nuolat niurzgantis vilkas. Visi kiti to miško gyventojai buvo linksmi, draugiški ir mėgo laiką leisti kartu. Tačiau tik ne jis. Viskas aplinkui jį erzino. Šviečianti saulė, lyjantis lietus, net mėnulis ir tas jam neįtiko. Taigi, kad galėtų būti vienas ir niekas šiame miške jam nebetrukdytų, nusprendė jis pasistatyti savo namą pačiame tolimiausiame miško kampelyje. Kaip tarė, taip ir padarė. Pasistatė savo namą, apjuosė jį pačia didžiausia, kokią tik galėjo pastatyti tvora ir gyveno savo. Vienas, niurzgantis ir nelaimingas. Tik štai vieną gražų vakarą, kai jis virtuvėje savo virėsi arbatą, nutiko labai netikėtas dalykas. Vilkas išgirdo keistą garsą. Tokio dar niekada nebuvo girdėjęs. Paklausė, tačiau niekaip nesuprato, iš kur jis sklinda. Apžiūrėjo visus namus, bet nieko nesurado. Tuomet nusprendė patikrinti lauke. Pravėrė duris, įtempė ausis ir laukė. Taip, iš tiesų, garsas sklido iš lauko. Na dabar, laikykis nenaudėli, pagalvojo vilkas. Kai tave sučiupsiu, rimtai pasikalbėsime. Vilkas išbėgo laukan ir puolė ieškoti. Apibėgo aplink namą, patikrino gėlių vazonus, šiltnamį, pavėsinę, net sandėliuką, kuriame laikė visokiausius retai naudojamus daiktus. Tačiau jokio nekviesto svečio nerado. Tik staiga jo ausis vėl pasiekė tas keistas garsas. Nieko nelaukdamas vilkas pakėlė akis į viršų ir pamatė ant jo namo stogo tupintį mažą, margą paukštelį, kuris linksmai čiulbėjo ir dairėsi aplinkui. Vilkas labai supyko, pradėjo šūkauti ir rėkauti, spardytis ir trypti kojomis, mėgindamas kuo greičiau nuvyti įsibrovėlį šalin. Tačiau margaplunksnis nekreipė į vilką jokio dėmesio. Mat jis atskrido iš kito miško ir niekada nieko negirdėjo apie piktą vilką. Tai pastebėjęs, vilkas dar labiau supyko ir visaip mėgino nubaidyti čiulbuonėlį. Tačiau po daugybės bandymų, garsių šaukimų, spardymosi ir trypimo kojomis, vilkas pavargo, prisėdo ant kelmelio, nuleido galvą, atsiduso ir liūdnai tarė. Ach, koks aš nelaimingas, aš labai pavargau. Kaip norėčiau atsigulti į lovą, užsimerkti ir miegoti. Miegoti. Tačiau to man padaryti nepavyksta net visiškoje tyloje. O dabar, kai ant stogo triukšmauja šis spalvotas koldūnas, man niekada nepavyks. Juk todėl ir išsikrausčiau gyventi toli nuo šurmulio, kad galėčiau nors vieną kartelį saldžiai pamiegoti. Paukštelis nugirdo vilko kalbą ir nutarė nepalikti jo bėdoje. Žinai, aš galiu tau padėti, tarė jis.
Kurgi ne, burptelėjo vilkas. Tikrai, paklausyk. Mes, paukščiai, kasmet nuskrendame daugybę kilometrų. Savo ilgose kelionėse mes pamatome pačius gražiausius ežerus, tankiausius miškus, išdžiūvusias dykumas. Tačiau kartais kelias mus nuveda į miestus. Na, žinai, tuos, kur žmonės gyvena, kantriai pasakojo paukštelis. Viename iš tų miestų aš pirmą kartą išgirdau lopšinę. Tai tokia daina, kur visos pasaulio mamos dainuoja savo vaikams prieš miegą. Vėl paaiškino mažylis. Ta nepaprasta lopšinė man taip patiko, kad aš ją įsidėmėjau. Tiesą sakant, aš moku daugybę lopšinių ir jei tik tu sutiktum, visas jas galėčiau pačiulbėti tau. Gal jos tau padėtų užmigti? Pasiūlė paukštelis. Ir atskridęs atsitūpė vilkui ant galvos. Man niekada niekas nedainavo lopšinės, pasakė vilkas ir paėmęs paukštelį į rankas, pažvelgė tiesiai jam į akis. Galbūt ji padeda užmigti ne tik vaikams, bet ir vilkams? Paklausė jis. Nepabandęs nesužinosi, atsakė paukštelis. Gerai, sutinku. Pamėginkime. Abu sutarė susitikti saulei leidžiantis ir išsiskirstė. Dienai einant vakarop, vilkas išsivalė dantis, apsirengė pižamą ir atsigulė į lovą. Vos jam atsigulus, ant jo palangės nutūpė naujasis bičiulis. Vilkas giliai įkvėpė, užmerkė akis ir išgirdo nuostabią melodiją, kuri jį palengva nunešė į miego karalystę. Kitą rytą pabudęs, jis negalėjo patikėti. Pirmą kartą po daugybės nemigos naktų jis miegojo. Miegojo visą naktį. Ta proga jis nusprendė surengti vakarėlį, į kurį sukvietė visus miško gyventojus. Atvykę svečiai labai nustebo, pamatę besišypsantį vilką. Tačiau visi iki vieno labai džiaugėsi tokiais pokyčiais ir dėkojo mažajam paukšteliui už pagalbą. Nuo to karto vilko namuose netyla šurmulys, jį nuolat lanko visi miško gyventojai, nes vilkas tapo laimingas, besišypsantis ir gerai nusiteikęs. O tas mažylis paukštelis iki šios dienos vakarais atskrenda ant vilko namo palangės ir čiulba jam pačias gražiausias lopšines.